Visą kelią sėdėjom. Ir dar vieną paskaitysiu išverstą į dzūkų kalbą, kuris lietuviškai vadinasi merkinės spiritus, o kaip dzūkiškai net ir nežinau. Merkinės spiritus sapnuojas, nes tapdama vėl jaunesniu, merkinė ūžė ir liepsnojo, rausvu ir mėlynu liepsnu. Ir neregėt nieko blogo, kai menam tuos cikrus rokus, kap raugalą caraugė brogų, o raugalaitės agurkus. Užtraukia šventas rokas dainų, kai persmelkti nakties rasų, kap Darius su Girėnum eina, šveteresėlė su Stasiu. Jiem vienaragiai, švelnų žvėrys kartoja, pritarė Girė. Seniūnas Gintautas tebėra, patsai geriausias tebėra. Jis ant svajonių kalnų kopia, bet meras taria, nu jau ne, gal ir geriausias jis Europai, bet gal koks trečias rajoni. Ugniažalai nušvies gimcinį Gudavičiui gilioj nakty, iš grybų parakų gamina, Gaja Kavonis ir kiti. O nuovadon du šviežianosiai švepluoja, sako, iš tiesų nepažaidėm tvarkos viešosios, nes jos nebuvo tuo tiesu. Kad mislais Nemunas banguoja, išblaivo vikingų laivus, jų Indrašius genialiai važiuoja, jo motoroleris blaivus. Gerbėjų minios uosto orų ir daro skryškelin spustis. Tuoj vietoj naujo šviesoforo Šibaila kryžių pastatys. Ir plauks dangum praamžiaus valcis, žiūrės, kas verda pagiriuos. Bet supergirininkas Galčius, jei aišku dugnų ištarkuos. Skambiausios sielos savo kūnus apcinka prieš aušro lauki. Ir sako pranas pareigūnas, visi jėgai, visi jėgai. Ką reiškia gai? Gražus ir geras, negirtas, o labai garbus. Seniūnas gai tebėra tarę, savivaldybė greit bus. Ir jau nebus niekam bloga, susigrūžysime laikus, kap raugalą užraugė brogų, o raugalaitės agurkus. Bravo!